Bongo. Tai užtenka išsiųsti savo vardą, pavardę ir miestą ir Bongo atsakys. Kaip pavyzdį aš išsiunčiau Karoliną Savko Vilnius. Bongo žino, kad labai greitai Karolina taps olimpinė aukso medalistė. Ji bėga greičiau nei Usain Bolt ir jos vaikinas negali jos pavyti. Vienintelė vieta, kur Karolina sėdi, yra KFC. Geras, iš kur žinai, Bongo žino, kad Karolina mokykla žinoma bėgikė. Kaip bėgikė, jai pabėgti iš pamokų yra vieni niekai. Tai šitą žinutę siunčiau jau seniau. Taip pat pabandė mano draugai ir atsakymai dar labiau mane nustebino. Mano draugė Erika parašė savo miestą, vardą, pavardę ir Bongo žino, kad Erika dievina sportuoti prie treniruoklių. Kartais. Taip, tiesa, Erika eina kartais, nedažnai, bet eina. Ji taip pat mėgsta vieną muzikinį puslapį ir tiesiog eina iš proto dėl Hesburger maisto prieskonių. Taip, jinai žiauriai mėgsta musicalį, nes ne belekai mėgsta, kad jau užkniso mane su to musical. Aš net neįsivaizduoju, kur Bongo traukia tą informaciją. Gal prie lango žiūri, nežinau, išnagrinėja viską, bet atsakymai super tikslus. Tai žiauriai geras, jums siūlyčiau ir patys išbandykit. Siųskit savo vardą, pavardę, miestą numeriu 1321 ir komentaruose parašykite, kokį atsakymą gavot ir ar Bongo atspėjo viską. Lauksiu atsakymą. Sveiki visi! Šiandien šnekėsime apie skirtingus žmonių tipus mokykloje. Ir jeigu atpažįsite save, savo draugus, pažįstamus, klasiokus, būtinai parašykite komentarus, kokiam tipui juos ar save priskirtumėte. Tai ir gero žiūrėjimo! Dažniausiai, jeigu būna sunkiai pamoka, tu jūs nesupranti, gauni teigiamą pažymį ir viskas. Tu džiaugiesi nerealiai daug, nes teigiamas 4, ne 2, ne 3, 4. Ir ne visi aišku jį supras, bet tokių žmonių, man atrodo, tikrai iš tikrųjų daug. Karolina, aš tau ištaisiau darbą, gavai 4. 4? Taip. Ne 2, 4? Teigiamas? Aš galiu 2 parašyti už tokį darbą. Teigiamas! Aš iš tavęs nesitikėjau. Tai tu 5! Tak 5! O šitas tai žiaurus. Kiekviena klasė turi tokį treninginį berniuką, vaikiną, net kartais jį būna keletas, kurie per pertraukas jau bėgioja parūkyti, vaikšto su greičio akiniais, dažniausiai būna apsiskutę galvą arba su centrinė tokia šukuosena, bet svarbiausia yra treningai. Mokyklos šokiai, paskutinis skambutis, pirmasis skambutis, klasės susitikimas, nesvarbu kur, bet visada su treningais. Tiesiog su gražiais treningais. Čia yra jo dažniausiai naudojamas drabužis. Bet šito dažnai niekas nemėgsta. Žmogus, kuris domisi viskuo. Jis turi 10 iš kiekvieno dalyko. Net nesvarbu kas, matematika ar muzika, visur 10. Visi mokytojai jį dievina, tiesiog dievina. Dalyvauja visose olimpiadose, laimi geriausias vietas, bet deja, mokosi labai daug ir labai daug laiko praleidžia prie knygų. Va šita tai žiauri. Bet tokių merginų nieks nemėgsta. Nesvarbu, kas atsitiko, kas buvo kokioj klasėje, 5, 6, 10, jinai viską žino ir visiems viską pasakos. Nes nesvarbu, kad jinai viską hiperbolizuos ir dėja ta tiesa net nebus tikra. Ji mato visiškai viską. Jinai matė, kas vyko 5 aukšte per 3 pertrauką. Jinai žino, kad 7 val. Ryto ten tu išėjai su tapkiam. Jinai žino visiškai viską ir visiems viską papasakos. Va šitos panos tai čia išvis. Vaikšto po 2 visada, net ir tualetą po 2 vaikšto. Daugiau visiškai neturi draugų, o jeigu viena susirgo ar neatėjo į mokyklą, tai viskas. Ji praranda savo galią. Per visas pamokas žvengia ten, pele kokius prikolus mėto. Ir dažniausiai mokytojams jos nepatinka, nes jos atrodo pernelyg keistos. Bet šitas žmogus tai neegzistuoja iš vis. Tu jį matai kartą į savaitę, kartą į mėnesį, nes jo tiesiog nebūna. Tu net neįsivaizduoji, kiek jis gali pamokų dar praleisti. Tu neįsivaizduoji, kaip jo dar sąžinė nesugraužia. Visiškai nelanko pamokų, o visi mokytojai jam grasina, kad neleis pereiti į kitą klasę. Bet jis nesiklauso ir toliau nelanko pamokų. Tai yra žmogus šešėlis. Va šita pana, ar net gal vaikinas, nepatinka visiškai niekam. Viskas, jei gauna žmogus 6, arba kas blogiausia 9, viskas, jis verks, verkšlens. Mokytojai, prašau, prašykite truputį didesnį pažymį.
O Dieve, mane mama užmuš. Aš apsiverks pamokos vidury ir visi žiūrės taip ir nesupras kodėl. Žmogus, kuris bando primesti kitokį, nors iš tikrųjų tai yra ta pati pilkoji masė. Stengiasi apsirengti bile kaip ten kietai, nežinau, kad būtent, kad atkreipti dėmesį į save. Nors iš tikrųjų pagalvojus, kad jis tą kaukę užsideda tik tam, kad skirtų visiems dėmesio. Tai iš tikrųjų pats paprasčiausias žmogus. Tiesiog dėmesio stoka. Oba, elitas. Žmogus, kuris klauso tik geriausios muzikos. Visi kiti lūzeriai. Nes blemba, taigi Geriausia muzika tik aš klausau. Visi jūs neišmanėliai. Aš esu pats geriausias ir mano muzika yra pati tobuliausia. Bet reikia nepamiršti, kad yra skirtingi muzikos skoniai. Nėra blogos ar geros muzikos. Yra skirtingi muzikos skoniai. Kiekviena klasė turi tokį moksleivį, kuris net gaudamas 9 jaučiasi blogai. Nesvarbu, kad kontrolinis iš tikrųjų buvo sunkus, savarankiškas darbas iš tikrųjų buvo sunkus, bet ne. 9 jam per mažai. Ir pripažinkime, dažniausiai mes tokių moksleivių klasiokų tiesiog nekenčiam. Nes kaip pamatai, kad tu tiesiog gauni 7, jis gavo 9, jis verkia, verkšlena, kad ten per mažai, o tu džiaugiesi, nes tai yra geriausias pažymys, kurį tu galėjai gauti. Karolina, tu šaunuolė gavai 9. 9? Nu, O tai kas blogai? Nu, neparašai taškelio. 9. Nu jo. I'm so tired of being here. Pas ne tai viskas gerai. Childish fears. And if you have to leave, I wish that you would. Na ir ačiū, kad žiūrėjote. Visi linkai bus aprašymai, mano Facebookas, Instagramas, mano kanalas. Surinkam po šito video 1550 laikų. Tai nepamirškite subscribinti ir mūsų jau daugiau nei 35 000. Čia nerealus skaičius žmonės. Aš nesivaizduoju, čia aš nežinau, čia labai daug. Ir ačiū, kad mane palaiko, tai kas nėra užprenumeravęs, būtinai užprenumeruokit, galėsite matyti mano video patys pirmi. Ten subscribe mygtukas apačioje, arba lietuviškai prenumeruoti. Na ir geros jums likusios dienos, savaitės, išlikit sveiki, būkit tokie faini ir iki. Tiesiog gavai 4. Dar kartą, what the fuck, kas per vaidybą, Justina?